Per 6 dienas Dievas sukūrė dangų, žemę ir visą gyvybę, o 7 dieną ilsėjosi. Taigi Dievas su Adomu ir Ieva vaikščiojo po rojų, viskas buvo tobula. Dievas buvo įsakęs Adomui išlaikyti rojų. Tačiau pavojus tykojo, nes šėtonas norėjo valdyti žemę. Kadangi jis sukėlė maištą danguje, Dievas jį išvijo iš dangaus. Todėl jis sugalvojo planą, kaip priversti Adomą ir Ievą valgyti uždrausto gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių. Jis kalbėjo per gyvatę. Pradžios 1:3. Labas, Ieva, ar tikrai Dievas pasakė nevalgyti nuo jokio medžio sode? Labas, gyvatė, mes galime valgyti kitų medžių vaisius sode, bet nuo medžio, kuris yra sodo viduryje, Dievas tarė, nevalgyk nuo jo ir neliesk jo, kad nenumirtum. Ne, Ieva, jūs tapsite kaip Dievas ir nenumirsite. Kodėl nepabandai truputį paragauti? Vaisius skanus. Žiūrėk, Adomai, paragaukite. Skanu. Pradžios knygos 3 nuo 1 iki 7. Taip į pasaulį įėjo nuodėmė. Ir nuo tada kiekvienas žmogus paveldi nuodėmingą prigimtį nuo pat gimimo. Ir kiekvienas žmogus galiausiai mirs, nes pirmasis žmogus Adomas suvalgė uždraustą obuolį. Nuo tada gražus ir palaimintas gyvenimas rojuje baigėsi. Jie buvo išvaryti, o įėjimą saugojo kerubai ir liepsnojantis kardas. Nuo tada jie turėjo prakaitų dirbti žemę, kad aprūpintų šeimą maistu ir gėrimais, o ten augo erškičiai ir usnys, kurių nebuvo iki nuopuolio, o gyvatė kaip bausmė turėjo gyventi be kojų ir sparnų. Pradžios 2:3. Tais laikais žemėje gyveno milžinai, vadinami nefilimais arba titanais. Tai buvo Dievo sargybinių palikuonys, kurie siaubingai nusidėjo genetiškai susimaišydami su žmonių moterimis, kad ateityje negimtų pažadėtasis Mesijas. Tačiau Dievas dėl to labai supyko. Žmonės darė blogus dalykus, žudė, keikėsi, kanibalizavo, praktikavo okultizmą, kūrė kūrinius, kurie buvo pusiau žmonės ir pusiau gyvūnai, garbino stabus ir kutadą. Taip daugiau nebegalėjo tęstis, nes tokiu būdu buvo sunaikinta visa kūrinija. Dievas ketino tai pakeisti, sunaikindamas viską, kas nebebuvo genetiškai gryna, žmonės ir gyvūnai, ir pradėdamas viską iš naujo. Žiūrėk Pradžios knygos 6 eilutes nuo B iki U. Koks kvailys stato valtį be vandens. Bet Dievas buvo patenkintas Nojumi. Nojus, jo žmona, 3 sūnūs, Semas, Hamas ir Jefetas su 3 žmonomis buvo dori, jų genai nebuvo sugadinti, nes jie liko ištikimi vienas kitam. Iš kiekvieno paukščio, iš kiekvienos gyvulių rūšies, iš kiekvieno genetiškai nepažeisto šliaužiančio padaro porą turėjo įlipti į arką, kad pasaulis būtų apgyvendintas tikrais žmonėmis ir gyvūnais, kurie buvo valtyje. Tada Dievas tarė Nojui, eik į arką ir aš uždarysiu duris. Žiūrėk Pradžios knygos eilutės nuo 1 iki 6. Maždaug po 1060 metų nuo žemės, augalų, saulės, mėnulio, žvaigždžių, gyvūnų ir žmonių sukūrimo, kai Nojui buvo 600 metų, Dievas leido trykšti vandens šaltiniams iš didžiųjų gilių bedugnių ir iš šedmybų šliuzų, esančių dangaus skliauto, stovinčio virš žemės viršuje. Dievas leido vandeniui tekėti žemyn, vandeniui, kuris siekė šiek tiek aukščiau dangaus skliauto. Tai truko 30 dienų ir 30 naktų. Tada visa žemė buvo padengta vandeniu ir gyvi liko tik arkoje buvę žmonės ir gyvūnai ir žinoma, vandenyje buvusios žuvys. Vėliau Dievas vėl sumažino vandens lygį ir nuniokotas žemės paviršius vėl tapo sausas ir tinkamas gyventi. Žmonės ir gyvūnai vėl pasklido ir dauginosi po žemę. Dievas niekada daugiau visiškai neužtvindys žemės tokiu būdu. Jis tai pažadėjo per vaivorykštės ženklą danguje, kurį dažnai galima pamatyti, kai lyja ir šiek tiek šviečia saulė. Žiūrėk Pradžios 8. Maždaug po 300 metų po Tvano gimė Abraomas. Dievas buvo sudaręs su juo sandorą, kad iš jo kils didelė tauta ir kad ateityje iš jo giminės gims Mesijas. Abraomo tikėjimas iš tiesų buvo smarkiai išbandytas, nes būdamas 9 metų jis ir jo žmona Sara, kuriai buvo 79 metai, vis dar neturėjo vaikų, bet po metų gimė Izaokas. Vėliau Izaokas turėjo sūnų vardu Jokūbas. Žiūrėk Pradžios 20:20. Čia matote 12 Izraelio genčių. Iš Judo genties per karalių Dovydą ir jo sūnų Saliamoną vėliau gimsta Mesijas. Žiūrėk Pradžios knygos 9 eilutės nuo 1 iki 10. Mozė ant Sinajaus kalno iš Dievo gauna 2 akmeninės plokštės su 10 įsakymų. Kiekvienas žmogus juos sulaužė. Ateityje į žemę ateis vienas žmogus, Mesijas, kuris nesulaužys šių įsakymų,
Bet apie tai plačiau vėliau šiame vaizdo įraše. Žarp išėjimo dirišin. Karalius Dovydas gieda Dievui iš savo rūmų Jeruzalėje. Jis įkūrė žemę ant jos stulpų, ji niekada nebus sudrebinta. Psalmių 104. Tavo ištikimybė tęsiasi iš kartos į kartą, tu įtvirtinai žemę ir ji tvirtai stovi. Psalmių 190. Karalius Saliamonas pastatė pirmąją šventyklą, kurioje buvo padėta sandoros skrynia, skirta uždengti žmonijos nuodėmes avinėlio krauju iki vėlesnio Mesijo atėjimo, nes tada nuodėmių atleidimas būtų atėjęs tik per jį. Dievas buvo suteikęs Saliamonui tiek daug išminties, turtų ir prestižo, kad daugybė žmonių iš viso pasaulio atėjo pas jį mokytis iš jo išminties. Kas užžengė į dangų ir nusileido, kas surinko vėją savo kumščiais, kas surišo vandenis drabužių, kas sukūrė žemės pakraščius, koks jo vardas ir jo sūnaus vardas. Patarlių 30 pat. Maždaug po 375 metų nuo karaliaus Saliamono Dievas nubaudė Judo, Benjamino ir Levio gentis, 3 iš 12 Izraelio genčių, už tai, kad jos klūpojo prieš stabus. Jis pasiuntė karalių Nebukadnecarą su savo armija, kuris juos išvedė į Babiloną. Jis taip pat sugriovė Saliamono šventyklą. Danieliui buvo leista dirbti rūmuose ir čia jis paaiškina sapną. Karaliau, tu matei didžiulę vyro statulą. Galva buvo pagaminta iš gryno aukso, krūtinė ir rankos iš sidabro, pilvas ir šlaunys iš žalvario, kojos iš geležės, o pėdos iš geležės sumaišytos su moliu. Iš Danieliaus 2. 532 metus prokurorą, netrukus po to, kai užkariavo Babiloną, karalius Kyras išleido dekretą, suteikiantį žydams leidimą grįžti į Jeruzalę ir atstatyti šventyklą. Po 70 metų tremties Babilone, Ezra ir Nehemijas pradėjo antrosios ir remiantis Bibliją paskutinės šventyklos Jeruzalėje statybą. Ezros Tenmi ir Nehemija. Maždaug 700 metų prieš Kristų pranašas Izaijas pasakė: todėl pats Dievas duos jums ženklą. Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų, ir jo vardas bus Emanuelis, tai yra Dievas su mumis. Izaijo 7. Po 700 metų Jeruzalė ir visas pasaulis buvo pavaldus Romai. Karaliaus Nebukadnecaro statulos geležinės kojos simbolizuoja Romos viešpatavimą. Luko 2. Žydai maldavo Dievo atsiųsti pažadėtąjį Mesiją. Ir gimsta Mesijas, gelbėtojas ir atpirkėjas, karalius Jėzus Kristus gimęs tvarte Betliejuje. Luko 2. Būdamas 12 metų, Jėzus nustebino Izraelio religinius vadovus. Kaip šis vaikas gali tiek daug žinoti mūsų įstatymų? Jie nesuprato, kad kalbasi su Dievu, kuris davė šiuos įstatymus Mozei ant Sinajaus kalno. Jono, kiekvienais metais Jėzus matydavo, kaip skerdžiamas nekaltas Paschos avinėlis. Jėzus buvo visiškai tyras, kaip ir avinėlis. Jis niekada nenusidėjo. Žiūrėjom 1 Petro 2. Jėzus žinojo, kad sulaukęs 33 metų tas Paschos avinėlis taps. Jonom. Apaštalai paklausė Jėzaus: kada bus didis suspaudimas, šventyklos sunaikinimas ir tavo antrasis atėjimas? Jėzus atsakė: kai kurie iš jūsų čia stovintys tebėra gyvi, kol pamatys žmogaus sūnų, ateinantį savo karalystėje. Kai jūs persekios šiame mieste, skubėkite į kitą. Iš tiesų sakau jums, dar nebūsite baigę kelionės po Izraelio miestus, kol ateis žmogaus sūnus. Matau 10:23. Žmonės, kuriuos jis sukūrė, jo nekentė, jie spjovė ant Dievo sūnaus. Jėzus sulaikė savo angelus ir leido žudikiškai miniai jį nukryžiuoti. Ir nepaisant viso to, jis juos mylėjo ir atleido. Žiūrėk, Luko 23:4. Jam mirus visas jo šventasis kraujas nutekėjo, kad nuplautų mūsų nuodėmes. Nes Dievas taip pamilo žmonės, jog atidavė savo viengimį sūnų Jėzų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų pragare, bet turėtų amžinąjį gyvenimą danguje. Jono 3:6. Po 3 dienų jis prisikėlė iš numirusių, taip atverdamas mums vienintelį kelią į dangų. Imperatorius Neronas, žvėris, antikristas, kurio vardo skaičius gematrijos skaičiavimuose graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis yra 666. Jei žmonės nedėdavo žvėries ženklo, kažko panašaus į aukojimo aukuro pelenus, ant savo rankos ar kaktos, jiems taip pat buvo uždrausta patekti į turgų, pirkti ar parduoti ką nors. O jei jie nenusilenkdavo ir neatsiklaupdavo prieš žvėries atvaizdą, jie būdavo nužudomi.
padegami mesti liūtams ir t. Per didįjį suspaudimą tarp 70 ir 76 mūsų eros metų. Žiūrėk apreiškimo 13 eilutės nuo 1 iki 18. Kairėje paveikslo pusėje, 70 minų po krau, matote Jeruzalės ir antrosios bei paskutinės šventyklos sunaikinimą. Dievas nubaudė Izraelį, Babilono paleistuvę, simbolinės pėdas ir pirštus iš geležies, sumaišytų su moliu iš Nebukadnecaro statulos, sunaikinimu už tai, kad jį atmetė ir nužudė jo sūnų Jėzų. Dešinėje pusėje matote Romos imperijos Babilono sunaikinimą 76 metų po krau. Tuo metu danguje tiesioginė prasme buvo galima pamatyti vežimus ir angelus. Apie tai be kita ko galite perskaityti romėnų istoriko Flavijaus Juozapo knygoje Žydų karas 6 knyga 5 ir 6 skyriai. Žiūrėk, apreiškimo 6. Ir Jėzus sugrįžo, praėjus maždaug 40 metų po savo nukryžiavimo, prisikėlimo iš numirusių ir žengimo į dangų. Žmonės, kurie buvo įkalę vinis į jo rankas ir kojas, vis dar buvo gyvi, kaip parašyta apreiškimo 7. Mato 9 hednin, Morkaus priutrat. Atvaizdo dešinėje šėtonas yra angelo sukaustomas grandinėmis ir įmetamas į bedugnę 1000 metų 76 metų po krau. Apreiškimo 10:3. Tūkstantmetė taikos karalystė žemėje egzistavo maždaug nuo 76 iki 76 metų, kai Jėzus Kristus valdė savo karalystę žemėje geležiniu skeptru. Nuodėmė nebuvo toleruojama. Žmonės, kurie įtikėjo, skelbė evangeliją visoms pasaulio tautoms. Buvo statomi gražiausi pastatai, katedros, pilis, geležinkelio linijos su prabangiais traukiniais, skraidantis dirižabliai, kad būtų galima patogiai keliauti bet kur. Nemokama energija, gydymas dažniais ir daug daugiau grožio. Tačiau po 1000 metų šėtonas vėl buvo paleistas iš savo kalėjimo. Tai yra laikas, kuriame mes dabar gyvename, trumpasis šėtono laikotarpis. Žiūrėk, apreiškimo 20 eilutės nuo 7 iki 10. Jis sunaikino didžiulį kiekį įrodymų, miestus, pavyzdžiui Vilnių, pastatus ir Kadelą. Apie 1000-metę taikos karalystę per karus ir gaisrus. Jis klaidina pasaulį daugybę melų apie istoriją, begalinę visatą, evoliucijos teoriją ir taip toliau. Tačiau neapsigaukite, skaitykite Ženevos Bibliją, ten yra tiesa. Kitas įvykis įvyks netolimoje ateityje. Bus užpulta šventųjų stovykla šiaurinėje pasaulio dalyje. Todėl pastaruoju metu visas dėmesys skiriamas Grenlandijai. Tačiau Dievas sunaikins užpuolikus ugnimi iš dangaus, o tada ateis paskutinis teismas. Kiekvienas žmogus pasirodys Dievo akivaizdoje. Žiūrėk apreiškimo 1 eilutės nuo 1 iki 13. Ta diena milijonai žmonių bus šokiruoti. Eime, jūs turite susitikimą su Dievu. Visas jūsų gyvenimas bus parodytas. Kiekvienas svetimavimo aktas ar bet kokia nuodėmė iškils į dienos šviesą. Niekas nesužinos, jūsų vyras vis tiek išvykęs į komandiruotę. O ne, tai aš, sustabdykite filmą. Birželio besemtų pavogė iš darbdavio, gegužės durgvalų melavo seseriai, kovo Virimtaunsonų melagingai apkaltino ką nors, vasario žemmensdų prakeikė, rugsėjo dėvimų apgavo ką nors, balandžio okžmaudų apkalbėjo kolegą, spalio turgimų nekentė tėvų, sausio 4 pavydėjo kaimynui dėl jo naujo automobilio, gruodžio 3 nedavė alkanam našlaičiui nei maisto, nei gėrimo. Kodėl niekas manęs apie visą tai neperspėjo? Nes Dievas teisia kiekvieną darbą ir visa, kas paslėpta gera ar bloga, mokytojo 2 Ir kas nebuvo įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą. Apreiškimas 25. Štai gera žinia. Jei nenorite amžinai patekti į tą siaubingą ugnies balą ir leisti, kad visą jūsų gyvenimą, įskaitant jūsų mintis, matytų ir girdėtų visi žmonės, melskitės maždaug taip per savo gyvenimą, bet taip pat nuoširdžiai sakykite: Mielas Jėzau, gailiuosi, kad taip daug nusidėjau, prašau atleisk man. Tikiu, kad numirėjai už mano nuodėmes vietoj manęs. Ačiū tau. Nes tada jūs pateksite į dangų amžinai, o visas tas filmas bus sunaikintas, nes Jėzus už tai sumokėjo savo mirtimi. Niekas kitas negali jūsų išgelbėti. Jėzus jam tarė: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jono per Dalv. Karalius Jėzus į savo karalystę priima juo tikinčius žmonės. Ir tu gali ten patekti amžinai, jei nori, pasirinkimas yra tavo.